Taip jau atsitinka, kad gyventojų entuziazmas ir nepamatuotas aktyvumas sutrukdo varžytuvėms. Tuomet sunku išvengti traumų ir nelaimingų atsitikimų. Sumokėję po 10 litų Ukmergės vyrai ir moterys sekmadienio vakarą stadione susirinko stebėti bulių kautynių. Sugalvom Aukštaitijoj eilinį kartą padaryti bulių kautynes, nes kaip tik pirmas sezonų, reiškia pirmos varžybos šįmet pradėsim Ukmergėje, nes pernai buvom Utenoje Aukštaitijoje ir Panevėžyje, tai galvom dabar, kai tą visą tokį maratoną apie Lietuvą darom, tai visus miestus aplankyti Lietuvos. Tai čia liesis kraujas, džiržgės metalas, kaip rašė. Tikrai. Organizatoriaus pažadas buvo ištesėtas. Mašina važiavo tiesiai į žiūrovus. Ir žmogų tiesiai į žmogų pataikė. O tai kodėl nebuvo jokios apsaugos? Tik matot, pramušė tvorą. Tvorą pramušė, tai kaip. Aš nežinau, man atrodo, iš vis visi žmonės turėjo būti tik tai tribūnai. Jokių čia aplinkų žmonių neturėtų būti. Nieko negalėjau padaryti, tiesiai čiuožė mašina viskas. Taigi numušė? Numušiau, dėl to gaila labai žmogaus. Bet nieko aš negalėjau padaryti jau kito. Man tai labiausiai patiko Monstras. Monstras? Jo, kai tenais tvarelę numušė. Greitosios nėra, gaisinės nėra, tokias varžybas. Kažkaip pasibaisėjom, policija stovi, žmonių tvarų nenavaiko. Buliaus numuštas Albertas buvo paguldytas į ligoninę traumatologijos skyrių. Ta vakarą kliuvo ne tik jam, ne tik stadiono tvoroms. Nukentėjo ir teisėjo Jono Mercedesas. Kas ten jums įvažiavo? Nežinau, bulius. Bulius? Taip. Nu, koksai tikrai. Nu, negeras, teisėjus skriaudžia. Oi, klausykit, Alytui dar buvo baisiau. Žinokit, ne tvoros, bet ten buvo betoninės tvoros, didžiausios. Tai kaip eina, tai kiaurai.